kol lietutis lyja. Norisi taip jaukiai būti namie, bet jau rytoj oras atšyla. Ir primenu, kad šį savaitgalį lauksime pas mus sodyboje moterų stovykla Puodelis meilės sau. Labai trumpai papasakosiu, ką mes veiksim ir apie ką visą tai ir kodėl puodelis meilės sau. Puodelis todėl, kad moterys labai linkę visais rūpintis ir truputėlį pamiršti save. Darbas, realizacija, namai, vaikai, ūkis, viską suderinti ir dar išlikti moterimi yra reikalų. Dėl to šį savaitgalį pamiršim visus rūpesčius ir gausit vieną dalyką, kuo turėsit rūpintis ir sužinosite, kodėl. O mes tuo tarpu savaitgalį skirsime naujiems atradimams, suvokimams, sąmonės plėtimui, išėjimui, žinoma, iš komforto zonos, perėjimą iš įtampos į atsipalaidavimą, iš žodžio reikia, galiu, į žodį noriu, į širdies atvėrimą. Norinčios galės užsisakyti masažą, aišku, laumių maudynės, žygis gamtoje, buvimas miške, pats savaime labai stipriai gydo ir pabuvimas su kitomis moterimis yra kažkas nuostabaus ir stebuklingo. Mano nuomonė yra labai svarbu pabūti su kitomis moterims ir su vyrams ir jeigu to nevyksta, tai vyksta daug susinarpliojimo. Atsitraukimas, pamatymas situacijos iš šono, grįžimas į savo vidų, į savo centrą, į savo ašį, meditacija, joga yra būtina. Mano nuomonė, mes gyvename ne materialiam vien pasaulyje, bet ir mentaliniam ir energetiniam ir mes esam ne tik mūsų fizinis kūnas, bet kur kas daugiau. Ir jeigu mes tenkinam tik savo fizinio kūno poreikius ir pamirštam kitą savo pusę, mes gyvenime patiriam daug skausmo. Tai būtent šių savaitgalių metu apjungiame visus elementus ir tas grįžimas nuostabus. Po savaitgalio jautiesi lyg grįžus namo. Gebi visai kitaip jausti, gebi pamatyti situaciją iš kitų šonų, iš kitų pusių, įsikvėpi, suaktyvini savo gyvybinę energiją, jauti žymiai daugiau energijos ir vidinės galios, vidinė galia sugrįžta ir aišku sugrįžta gyvenimo džiaugsmas. Jeigu jį esi pametus, nors į stovyklą visada kviečiu vykti tada, kada yra gerasis gyvenimo etapas, bet aišku, būna visaip. Tai nesvarbu, kokiam savo gyvenimo etape esi patyrusi, nepatyrusi, visiškai nesvarbu, koks tavo amžius, šioje stovykloje gali dalyvauti ir tu. Tai lauksiu tave šį savaitgalį, rugpjūčio 2-4 dieną Kalviuose, Kaišiadorių rajone, labai patogi beje vieta ir labai graži, žinoma.